bendra lyno kontekste žinutė, kaip mes į tą efektyvumą einam, tai atpažindami vertę, dažniausiai vertę klientui ir, aišku, norėdami padidinti tos vertės, mes turim skirti dėmesį, kur yra mūsų neefektyvumo vietos, neefektyvumo šaltiniai ir jų kiek tik tai įmanoma pamažinti. Tai šita perspektyva, jinai dažniausiai yra iš vertės klientui pusės. Ir jeigu mes įsivaizduotume kažkokį paprastą pavyzdį, aš asmeniškai per mokymus labai mėgstu pavyzdį, kad prireikia odontologo paslaugų. Ir tarkime, jeigu aš esu klientas, tai kaip aš suprantu, kuriuose žingsniuose, procese ta vertė yra kuriama. Tai manau, kad ir jūs ko gero pritarsit, kad jeigu aš esu odontologo kėdėje ir tuo metu gaunu gydymo arba bent jau apžiūros paslaugą, tai aš įsivaizduoju, kad štai už tai ir ketinau susimokėti. Ar ne? Šitos minutės kuria vertę man kaip klientui, tai ir yra ta paslauga, kaip aš ją įsivaizduoju, kad gaunu. Ir organizacijos, piešdamos savo procesus, jos gana dažnai taip pat išrašo tuos norimus vertės etapus, žingsnius, tačiau kas paaiškėja, kad nei mūsų procesai, nei mūsų klientų patirtis neapima vien tik tai šitų vertės etapų ir mes esame dažniausiai labai apaugę vertės nekuriančiais etapais ir veiklomis. Tai vertės nekuriantis etapai, mudos, švaistymai, nuostoliai procese, klasikinė lean interpretacija sako, kad jie yra 7, man asmeniškai visai patinka ir tarptautinis jau 8 nepanaudotų talentų švaistymas. Tai jeigu mes paimtume paslaugą, keliauju pas odontologą, manau, kad ko gero visų švaistymų čia galėtume ir priskaičiuoti. Tai pirma, transportavimas, reikia atvažiuoti iki to odontologo ir paskui ko gero reikės sugrįžti. Ir mes turbūt primam, kad tai yra neišvengiamybė, suprantam, kad tai bus. Čia tik tai klausimas, kiek ir kokių maršrutų mes turėsim padaryti, kad tas transportavimas būtų optimalus. Judėjimas, tipiškai tai yra fizinio asmens judėjimas. Mes suprantam, kad atvykus į odontologijos kabinetą, matyt, reikės pajudėti, nueiti kažkiek žingsnių. Ir jeigu išdėstymas yra patogus, optimaliai sudėliotas, mes suprantam, kad keletas žingsnių, matyt, yra neišvengiama. Ir vėlgi, jeigu mus vedžioja ratais, kvadratais per 5 korpusus, mes galime net ir papykti, nes tas judėjimas tikrai yra perteklinis. Laukimas, atsisėdame prie odontologo kabineto durų ir štai reikia šiek tiek luktelti. Ir vėlgi, jeigu tai yra minutė kita, įstaiga gerai planuoja savo darbo laiką, gali būti, kad mes tą laukimą priimsim kaip neišvengiamą, būtiną, tačiau jeigu laukimo yra daug, 15 minučių, gal net dar ilgiau, gal valanda, jau suprasim, kad tai yra neefektyvus darbo organizavimas, mes kaip pacientai, kaip klientai būsim nusivylę. Pertekliniai rezultatai, perteklinė gamyba yra šiek tiek sudėtingesnis švaistymas. Tai mes ko gero ateidami į odontologijos kabinetą suprantame, kad reikia užpildyti mūsų kaip paciento kortelę. Ir kai kurie duomenys, matyt vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinis numeris, galėtų būti, kad suprantam, kad tų duomenų tikrai reikia. Bet štai jeigu įstaiga pradėtų mūsų klausinėti labai įvairių duomenų, kurių mes net ir nesame linkę atskleisti, jau net nekalbant apie asmens duomenų reglamento reikalavimus, bet tarkime darbovietę. Tekę man yra pildyti, gyvenamosios vietos adresas ir taip toliau. Jau mums ko gero kiltų įtarimas, kad tas odontologijos kabinetas užsima perteklinę duomenų gamybą, nes labai turėtų iškilti klausimas, o tai kur jūs naudosit paskui tuos duomenis? Ar juos tikslinga rinkti iš principo? Pertekliniai procesai, jie truputėlį skiriasi nuo perteklinių rezultatų, nes pertekliniuose rezultatuose mes visada kažko prigaminam. Daugiau dokumentų, daugiau duomenų, daugiau galbūt prekių arba pusgaminių, jeigu esat gamybinė organizacija. O pertekliniai procesai dažnai yra papildomi dalyviai procese, papildomi žingsniai procese, nebūtinai sukuriant nuo to daugiau vertės, tipiškai nesukuriant. Tai štai jeigu aš guliu odontologo kėdėje, o jis tuo metu blaškosi ieškodamas, kur yra kortelė, kur yra įrankiai, instrumentai, medikamentai padėti, tai gali būti, kad mes turim problemų tiek su sandėliu inventoriumi, nesuruoštos pirštinės, nesuruoštos medicininės priemonės, bet kartu pats blaškymasis, ieškojimas taip pat gali būti kaip perteklinis procesas. Jeigu dar nukeliavom žingsnių, štai žiūrėk, kad ir judėjimas dar prisijungia. Nekokybė ir defektai yra tas švaistymas, kurio mes dažniausiai įsivaizduojam, kad galbūt ir iš viso būtų galima išvengti, puikiai susidėliojus paslaugas, procesus ir kokybės reikalavimus. Ar gali būti, kad ta nekokybė yra labai skaudi, nesugebėjo pagydyti iš pirmo karto, nekorektiškai uždėta, pavyzdžiui, plomba.
arba kitokie galbūt klaidingi duomenys. Ir nepanaudoti talentai, naujoji perspektyva, į kurią organizacijos dažnai taip pat įsitraukia į švaistymų perspektyvą, kai mes kalbame, kad galbūt turime žmonių, kurių kompetencija yra didelė arba noras, įsitraukimas, galimybės yra didelis, bet mes jų neįtraukiame į vertės kūrimo etapus arba į veiklos gerinimą. Ir štai gali būti, kad paaiškėtų, kad mūsų administratorė, kuri priima pacientus ir juos registruoja, turi puikias kompetencijas, įsitraukimo, augimo galimybes ir galbūt ji galėtų atlikti ir tam tikras papildomas veiklas šitoje klinikoje, mes tiesiog niekada apie tai nepagalvojame. Tai matote, paimam tokią visiškai paprastą situaciją, paslaugą ir štai už karto atsiranda labai nemažai perspektyvų, kuriuose mes galėtume su komanda diskutuoti.